Balandžio 4 Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos jaunimo inovatyvioje erdvėje įvyko susitikimas su Mykolu Lepeška, kuris sėkmingai dirbo vadybos ir inovacijų konsultanto, buvo įvairių socialinių projektų tokių kaip Aš neduosiu kyšių, globalios Lietuvos lyderiai, kūrėjų ir dalyvių, o dabar vadovauja subalansuoto maisto išsinešti kaviniai Kūno kultūra. Neatsitiktinai susitikimą su jaunais žmonėmis Mykolas pradėjo didžiojo graikų filosofo Sokrato žodžiais: Aš žinau, kad aš nieko nežinau, nes kuo daugiau žinai, tuo labiau supranti, kokią mažą dalelę iš tikrųjų žinai. Žinių, informacijos, mokymosi siekį akcentavęs Mykolas sakė, kad lyderystė visų pirma yra atsakomybė už save ir kitus. Tikrasis lyderis yra būtent tas, kuris ne tik džiaugiasi sėkme, tačiau ir nebijo prisimti atsakomybės už klaidas, kurių pasak pranešėjų nereikia bijoti daryti. Tačiau reikia mokytis tiek iš savų, tiek iš svetimų klaidų. Lyderių negimstama, juo tampama, sakė pranešėjas. Mykolas Lepeška akcentavo, kad dažnai ne mes gyvename gyvenime, bet jis gyvena už mus. Kasdienė rutina, žiniasklaidos ar visuomenė suformuoti gyvenimo modelį trukdo gyventi taip, kaip svajoji. Kad taip neatsitiktų, reikia klausti širdies, kur ji linksta, ko ji nori, kas jai patinka. Tačiau pasirinkus tą kelią, kurį rodo širdis, nereikia norėti rezultato iš karto, reikia turėti kantrybės ir siekti savo tikslo žingsnis po žingsnio, taip judėti į priekį. Baigiantis susitikimui, Mykolas Lepeška atsakė į klausimus, linkėjo jaunimui būti pilietiškiams, aktyviems ir niekada neprarasti smalsumo. Susitikimas su Mykolu Lepeška organizuotas įgyvendinant projektą Inovatyvi bibliotekos erdvė jaunimo saviraiškai, kurio pagrindinis rėmėjas yra projektas Bibliotekos pažangai 2.